Sveiki visi vėl. Malonu vėl susitikti. Šiandien dalinuosi įrašų įrašytų gegužės 26 dieną per vieną iš mano meditacijų. Ši meditacija dalinsis informacija apie jausmus, apie emocijas ir skirtingas emocijas ir kaip jos veikia, ką jos mokina, kokia jų energinė pamoka ir kokią naudą mes žmonės galime gauti sąmoningai jausdami emocijas. Bus kalbama apie kristalizavimą emocijų, išgryninimą ir augimą bendrai kartu su Žeme. Labai įdomi informacija, pati ją iki šiol nagrinėju, bandau išjausti ir esu labai to įkvėpta. Šį ir kitus mano įrašus labai pravartu klausyti taip pat atsipalaidavus, galbūt irgi medituojant, užsimerkus ir tiesiog leidžiant informacijai tiesiog tekėti. Kartais net nereikia visko suprasti, kas yra sakoma, tiesiog atsipalaiduoti ir leisti vaizdam, kadangi visos tos meditacijos jos yra labai simbolinės, jos kalba labai vaizdais, iliustracijom, leisti savo būti tarsi knygoje, matyti knygos puslapius, matyti iliustracijas, leisti savo keliauti vaizdais ir kiekvienam žmogui šitą meditaciją ir visos kitos atneša vis skirtingas emocijas ir skirtingus jų pačių suvokimus. Taigi linkiu malonaus klausimo ir iki kito susitikimo. Kritimas. Kaip lapas nuo medžio krenta žemyn, lėtai banguojančiai. Lėtai be garso paliečia žemę. Kartais lapai auga, medžio syvais, medžio energija. Susidaro pumpurai, jie išauga, ateina laikas, jie krenta. Ir šitie ciklai, jie būna dideli, didžiuliai. Ir kai kurie iš tokių ciklų būna trumpesni. Ir jie netgi būna dienomis matuojami. Vienos dienos būna pumpurai, kitos dienos būna žiedai, o kitos dienos būna tylus lapo nukritimas. O dar kai kurios dienos būna, kai lapai susilieja su žeme ir virsta vieniu su ja. Tai šiandien yra ta diena, kai nuo medžio krenta lapai. Krenta ir pabučiuoja žemę. Rytoj bus kita diena, kitas ratas. O galbūt vis dar lapai kris. Reikalingas apsivalymas, paleisti emocijas, paleisti pumpurus, kurie per ilgai užsisėdėjo medžio, kurie per ilgai buvo svoris medžio šakom. Medis turi paleisti, nusikratyti svorio, kurio jam nereikia, tam, kad galėtų energija tekėti ir įleisti kitus lapus. Kiekvienas pavasaris yra naujas energijos tekėjimas. Ir nors mums atrodo, kad kiekvienais metais viskas vyksta taip pat, gamta lygiai tą patį kodą atrakina, iš tikrųjų viskas būna šiek tiek kitaip. Kiekvieną pavasarį energija teka šiek tiek kitaip, vis naujai, nebūna vienodo pavasario. Nevienodai kvepia žiedai, nevienodai plečiasi pumpurai, nevienodai bitės skraidžia ant žiedų, apvaisina juos ir skleidžia tą kvapą aplink per visas pievas ir laukus ir tolyn į pasaulį. Energija yra iš to paties šaltinio, tačiau kita forma, kaip ir žmogus. Kiekvieną gyvenimą pasirenka kitą formą, kaip ir beveik tas pats, bet šiek tiek kitaip. Taip yra ir pavasarį. Kiekvienas pavasaris yra unikalus ir pavasarį galima išgirsti labai daug dovanų. Įsiklausiusi gamtą, koks tai pavasaris, koks tai banguojantis, staiga karščio bangos, staiga vėl atvėsimas. Ką sako gamta? Nėra vientisumo. Šiais metais nėra vientisumo.
Pavasaris kažkur nutolo ir tarsi lygiagrečiai eina, bet nėra vientisas, daugialypis, jame daug fraktališkai kitų sezonų šiais metais. Yra ir tos pačios žiemos, ir to paties rudens, ir viskas viename šiame pavasarį, dėl to jo energija yra ypatingai stipri. Bet paukščiai grįžo išgirdę pavasario šaukimą. Bet šiandien yra diena, kai lapai krenta. Būna tokių dienų ir savęs dėl jų nekaltinkite. Kad jaučiatės vienaip ar kitaip, kad liūdna. Liūdesys turi išeiti, liūdesys kaip vanduo, kuris tiesiog nuplauna, išvalo viską, kaip lietaus debesis. Leiskite jiems išeiti, pro jūs praeiti, būkite skaidrus liūdesio akivaizdoje. Kaip krištolinis indas, kiauras indas, pro kurį gražiai praeina. Ir praeinant šviesai apgaubiant, matomos vaivorykštės, spalvų apsikeitimai, raibuliavimai. Lietus, liūdesys apvalo. Tai yra valančioji energija. Tačiau jeigu mes ją užlaikome kūne, indas tampa užlaikytų, su dugnu, nepraleidžia, vanduo užsilieka ir jisai kaupiasi ir stiklinė didėja ir jinai perpildo ir teka per kraštus ir tiesiog pats indas paskęsta. Jisai gali netgi paskęsti. Liūdesį reikia išliūdėti ir paleisti, žemę suleisti. Tai yra irgi energija, kaip ir pavasario ir kitų sezonų, kuri transformuojasi ir keičiasi. Ir mums liūdesys ir reikalingas tam, kad mes judėtume. Išvalytume save ir judėtume. Kartais net netiek svarbu žinoti, kodėl mes liūdime. Tiesiog pajausti liūdesį. Liūdesys netgi kartais gali būti gražus, poetiškas, nes jis išvalo ir išgrynina tai, kokie gražus kristalai ir akmenėliai yra mūsų upėse. Liūdesys praeina ir palieka pačius gražiausius išgrynintus akmenėlius. Menininkai labai įsikvepia liūdesio energiją, nes jinai jos apvalo, išgrynina mintis. Tačiau, kaip ir minėjau, yra kliūčių kartais, galima užsilikti liūdesyje per daug, kuomet per daug yra jo mėgaujamasi ir plaunamasi tiek, kad paskui nebelieka net ir tų mineralų, kaip ir vandenį gerti. Jį yra gerai gerti, tačiau reikėtų nepadauginti vandens kūne. Jeigu labai daug gersim vandens, mes išplausime iš kūno ir naudingas medžiagas. Ir liks tiesiog skeletas, kiautas, be naudingų medžiagų kūnui. Taip pat ir liūdesys. Balansas. Labai svarbu koncentruoti mintį. Per visas įmanomas emocijas, kurias žmogus patiria. Kai tik užima emocija, apima mintis, reikia pagauti pačias pirmas mintis, kurios ateina. Ir nekristi nuo kalno, neridentis, nes tada mintis tik vyniosis viena ant kitos. Ir jų tik daugės ir tada pasimesit, kas yra viduj, kas yra tame branduolyje. Labai svarbu apie mūsų emociją iškart paklausti tos pirmos minties to branduolio, ką aš pajutau, ir atsitraukti. Išjausti, išmedituoti, nes kiekviena emocija yra galima išmedituoti. Ir jinai neša energiją, tai yra skirtingai krentantis lapai, skirtingai kristalizuojanti energija mūsų kristalus viduj. Mūsų akmenėlius išgryninanti.
Ir emocijos kūne sklinda ir kūnas kaip generatorius per emocijas gali gryninti savo energiją, kuri eina per jį. Žinutės išgirsti, kurias mes siunčiame. Nesilygiuokite į kitus. Nesilygiuokite vieni į kitus, nes nėra nei vieno tokio paties antro generatoriaus. Kiekvienas žmogus yra skirtingas, jūs esate visi skirtingi, kiekvienas žmogus yra skirtingas generatorius energijų ir emocijų. Energija teka ta pati, tačiau emocijos yra kitos. Švęskite, džiaukitės savo unikalumu, tai yra dovana. Tai yra nuostabus stebuklas, kaip energija sugebėjo kristalizuoti šiuo kūnu. Kiekviena energija ir kiekvienas jausmas, kupinas tos energijos, turi savo skirtingus ir lygmenis. Ir neleidus tam jausmui per daug ilgai užsibuvus, iš karto klausiant, kas jis yra, išmeditavus jį, galima patirti daugiau jo lygmenų. Ir nekristi žemyn vis giliau į giluminius lygmenis, kurie gali ir išbalansuoti, ir netgi užklaidinti visoje šitoj emociniai gilumoje. Tačiau gryninti tą grūdą, tą mintį, žinutę, tą pačią energiją ir stebėti, kaip jinai kiekviename jausme skirtingai apsireiškia. Ir tai yra tiesiog nuostabu. Kaip kiekvienas kūnas skirtingai tai gali atlikti. Kaip ir liūdesys. Tai yra upė, tai yra apiplovimas. Pyktis yra karštis. Pasipiktinimas, karštis, noras šokti į priešingą pusę negu matoma situacija, gynyba. Tai yra karštis, kuris išdegina kūne, kuris kartais irgi reikalingas, tačiau kai nėra toksiškas. Jeigu mes iš karto užklausim savęs, kai pykstame, iš kur ateina tas pyktis ir pačią pykčio vos ne sielą pamatome. Jisai veikia išdeginančiai ir išdegina tai, kas mums nepatinka mumyse, nes mes savęs paklausim, kodėl aš staiga šokau į kitą priešingą poziciją, negu aš norėčiau būti, kas priešinasi mano viduj, kodėl aš pykstu, ko aš neturiu. Ir ta ugnis jinai išvalo, išlaisvina iš iliuzijos. Todėl pyktis irgi yra labai gydanti energija. Tačiau nereikia joje taip pat užsižaisti. Ir jinai turi daug lygmenų. Džiaugsmas. Džiaugsmas kaip lengvas kamuolėlis. Jeigu įsivaizduotume. Stalo teniso kamuoliukas, kuris šokinėja labai lengvai. Su tokia elegancija, polėkiu. Tačiau džiaugsmas taip pat, jeigu per daug paleidžiam kamuoliuką be jokios rikiuotės, be jokio tikslo, jisai taip pat gali išbalansuoti, tapti tiesiog didžiuliais šuoliais, per kurių mes galim pasimesti. Ir mes sieksime dažnai tų šuolių vis dažniau ir dažniau, ir jie tiesiog taps nebejautrus, mes nebūsime pakankamai jautrus jiems. Ir vis reikės daugiau ir daugiau to džiaugsmo, ir džiaugsmas tada taps priklausomybė. Čia yra džiaugsmo toksinės pusės. Džiaugsmo, laimės. O kai pagaunam laimės krislelį, džiaugsmo krislelį, reikėtų priimti dėkingumu. Nebūti apsvaigintam to džiaugsmo, stiprios emocijos. O iškart paklausk savęs, už ką aš dabar esu dėkingas, kam aš dėkoju, ir pasidalinti, nes per dėkingumą mes dalinamės tuo džiaugsmu, tada jis dvigubėja, trigubėja, 10 kartų jo daugiau.
Tai kai tik tais jautiesi laiminga, visą laiką padėkok. Kai džiaugiesi, apsidžiaugi, kad ir smulkmeną padėkok. To džiaugsmo padvigubės. Ir tai yra džiaugsmo kristalas. Laimės kristalas. Padėka. Baimės energija, baimės emocija. Baimės susitraukimas. Baimės žinutė yra atsitraukti, pabūti vienuojamoje, atsiskirti, pabūti atsiskyrėliu trumpam. Atsiskirti nuo veiksmo, nuo situacijos, nuo emocijos, pabūti atskirtyje. Ir tai yra taip pat gerai, nes tada gali apgalvoti, kas yra taip, kas yra ne taip. Ir paklausi savęs, kodėl aš atsiskyriau, kodėl man reikia atsiskirti ir kas vyksta dabar, kad man reikia pažvelgti į tai iš kitos pusės. Tada mes pamatom tą kristalą, nes baimė atsitraukimu apsaugoja mus nuo kažkokių situacijų, kuriuose mums nereikėtų būti ir mes pasąmoningai tai žinome. Bet kai per daug kūrename tą baimę, ją auginama, jinai krenta kamuolėliu nuo kalno ir vis ridenasi ir vis daugėja, jinai greitėja, jinai gali netgi visą miestą sunaikinti. Nes mes net nebežinome, nuo ko mes atsitraukiame nuo viso pasaulio, kokį tik pažįstame. Atsitraukiame ne tik nuo savęs pačių, bet nuo visų aplinkoje esančių žmonių, nuo visos kūrinijos. Nes baimė yra susitraukimas, mes susigūžiam. Ir tai yra toksinė baimės pusė. Apie kokias emocijas dar norėtum sužinoti? Pavydas. Tai yra kartėlis. Kai gyvenimas apkarsta. Kai kažko netenki, kai sudžiūni ir kai tau kažko trūksta, kai tu jautiesi žmogus alkanas. Tai yra išlaukimo emocija ir pažvelgimo trumpai į ateitį. Kai mes juntame pavydą, reikėtų lygiai taip pat atsitraukti, nes pavyde taip pat slypi ir baimės daug. Tai yra sumišusi emocija su pykčiu, su baime. Ir čia jų atšaka yra pavydas. Pavydo metu susigūžiama, lygiai taip pat atsiranda ir ugnies emocija. Ir jaučiamas kartėlis ir liūdesys. Tai yra tokia emocijų atšaka. Todėl reikėtų lygiai taip pat atsitraukti, išbūti. Ir suvokti, kad dar nelaikas. Kad tai, kas kelia pavydą žmonėm, arba nėra jiems skirta, arba jie dar yra akli, dar nepastebi, dėl to negali to priimti, dar nejaučia, neišsikristalizavo tos emocijos, dėl to jie dar virsta jiem tokiu pavidalu, kaip pavydas. Nes kai žmogus pavydi, jisai mato dalykus iš ateities, situacijas, emocijas, daiktus, žmonės, bet kas jam sukelia pavydą, tai yra jam priminimas, ko jis norėtų ir galbūt jisai net ateityje tai turės. Geroji pavydo pusė yra iškart ją pagauti, neįsileisti tuos jausmus, išsikristalizuoti, kas yra, ko man trūksta ir įsikvėpti kaip varikliu, kaip ta ugnimi pykčio, kuri tave įkvepia, nes joje šitoje pavydo emocija yra ir pykčio, ir liūdesio valymo, ir baimės, susitraukimo, atsitraukimo. Visą tai sudėjus reikėtų savęs paklausti, kaip aš save dabar galiu įkvėpti, kad aš siekčiau to, ką pamačiau.
ne iš ego. Taip pat būti labai atsargiai šitose pinklėse, nes ego gali labai į puikybę pereiti. Atsitraukti, išsivalyti, išdeginti situacijas, kur nereikia, ugnyje šventoje ir įsikvėpti. Tai yra labai stipri emocija. Kiekvienos emocijos jos ratilais per kūną eina. Kasdien daugybę kartų. Ir jos turi praeiti per kūną, jos turi prakeliauti, jos neturi užsilikti. Jos turi prakeliauti per kūną ir įsižeminti žemę, virsti žemės energiją įžemintą, kad žemė galėtų vėl atgal kosmosui siųsti šią energiją, švariai vėl iš naujo per dangų patekti vėl į mūsų pasaulį. Emocijų nereikia laikyti, nereikia jų gniaužti. Jas reikia kaip mažytį paukštelį, švelniai delne pagauti. Ir nebūti apstulbintam to paukštelio grožio. Taip apstulbintiem, kad norėtų tą paukštelį įdėti narvą. Ir jį laikyti narve. Ir tikėtis, kad jis giedos, kai jo giesmė galbūt net kurtins, kai jos spalvos akins ir galbūt net apakins. Reikia šiam paukšteliui, kurį delne laikote, tiesiog suteikti lengvumo ir jį nuo delno pastumėti tolimesniam skrydžiui, palinkėti jam kloties ir skridimo, paleist, laisva ranka paleist. Ir tas jausmas, kuris lieka delne, šio švelnaus mažylio paukštelio jausmas delne, yra tas kristalas. Tas jausmo grynasis kristalas, kuris liks amžinai, kuris mokins. Nebijoti paleisti. Jausmų niekada nebus nei per daug, nei per mažai. Ir tuos kristalus mes įžeminam į žemę. Jie įsižemina į žemę ir virsta mūsų realybę. Jeigu tai užsiteršia akmenėliai, paukšteliai narveliuose, tokia yra realybė mūsų visų. Jeigu mes sudinsime tikrus, šviesius, skaidrius kristalus, kalnų krištolus, įsivaizduokit, kokia žemė bus. Kiekvienas daiktas realybėje jis taip pat primena ir daiktą viduje. Žemės akmenys, žemės kristalai, žemės uolienos, visa tai yra tai, ant ko mes stovime ir vaikštome. Tai yra mūsų pamatas, mūsų suvokimas realybės, o jį kūrė mūsų emocijos ir mūsų mintis. Labai uždaras ir labai sąveikaujantis ratas. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Kvėpavimas gali padėti išgryninti emocijas ir atpažinti kristalus. Nes kvėpavimas sukoncentruoja dėmesį į kūną. Kai surenkate daug kristalų,
Jie skirtingai spindi šviesą. Jie švyti. Struktūra yra labai tvirta ir labai apsauganti. Ji labai taikliai perneša energiją, kaip lazeris. Viskas vyksta greitai, taikliai ir net multidimensiškai. Tai yra toks žmogus, kuris yra suvaldęs per išsikristalizavimą savo emocijas. Kitaip tariant, galima sakyti kristalinis žmogus. Kristaus sąmonė. Įdomi sąsaja. Yra tame tiesos labai daug. Susikristalizavęs žmogus. Tokio žmogaus nenupūs jokie vėjai. Toks žmogus įkvėps kitus. Ir kiekvienas iš jūsų galit juo būti. Atpažinę kristalus savo mintise, emocijose, ką patys savo siunčiate. Kvėpsite kitus žmonės. Mintis, emocijos tokios aidės realybėje ir žemėje. Įkvėps pačią žemę, pati žemė yra vienas didelis kristalas. Jis taip pat turi emocijas, taip pat jaučia ir taip pat irgi bando jos kristalizuoti. Mes esame jos pagalba, visi žmonės, visi kartu, mes esame jos kristaliukai. Padedantis jai pajusti saulės švytėjimą ant jos kūno. Ranką suleidžiame į dirvą, į tokią vėsią, drėgną, kvepiančią dirvą. Pajusk jos kvapą. Kiek potencialo turi ši dirva. Jie augina ne tik augalus, jie augina žmonės. Mažiau ego. Tai yra dirva, šventa dirva, kurioje gali užaugti miestai, tyros emocijos, kristalai. Tai yra sąmonė. Dažniau pajauskite žemės dirvą. Iš jos gali augti ne tik augalai, bet ir jūs žmonės. Iš jos ir augate jūs, tik ar tai prisimenate. Miestai, betonas, keliai. Visa tai yra kaip tos emocijos, kurios per daug aptemdė ir mes pametėme kristalus. Jie visada šalia, juos visada galima pastebėti. Tačiau vis giliau įnyrusi miestą, aukštą miestą, vis giliau įnyrusi jo struktūrą, vis sunkiau tą miestą palikti ir iš jo išeiti, rasti išėjimą. Bet tai yra įmanoma. Vėl grįžti prie dirvos, apkabinti žemę, apkabinti medį, pažvelgti dangų, išsklaidyti savo mintis ir emocijas, užburtą ratą išsklaidyti ir atrasti jame šviesos, kuri galėtų nušviesti kristalus kūne. Didelis kristalas yra regėjimas, matymas.
Akių matymas yra žemiškoji plotmė, žemiškasis pojūtis. Teisingai atspindėjo šviesą per šį matymo būdą, per kristalus, kristalinę energiją akise. Galim pamatyti ir kitas plotmes. Matymas irgi yra emocija. Matymas irgi yra emocija. Tai yra ta vieta, ta jungtis, per kurią atsiranda mums įprastos žmonėms emocijos, apie kurias kalbėjome tik ką. Akis yra ta pirminė emocija, kurią naudodamiesi ir užkabinę sėklą, kodėl sukilo mums taiga emocijos, mes galime užfiksuoti esmę jausmo. Tas pats ausimis, tai irgi yra emocija. Žodžiai gali skaudinti, žodžiai gali pakylėti, žodžiai gali įkvėpti. Tai taip pat yra kristalas ir galimybė nukreipti savo sąmonę į sąmoningumą. Emocija yra ir kalbėjimas. Kalbėjimas jaus, kaip išsivalo tavo gerklė. Kalbėjimas. Tai yra emocija, kuri gali įkvėpti, pakylėti, bet kartu gali ir įžeisti, sumenkinti, išgąsdinti. Ne tik kitus žmones, bet ir jūs pačius. Valykite savo kalbą, gryninkite savo kristalus per emocijas ir per tas pirminės emocijas kūno, kaip regėjimo, klausos, kalbėjimo, lytėjimo. Tai yra emocijos pačios pradinės, nes ateina iš kūno sąsajos su šia žemiška realybė. O dar aukščiau laiptelių jų yra energija, einanti per šios pojūčius, lavinant pojūčius kaip kalbėjimas, matymas ir klausimas. Galima prisiminti ir energiją, kuri ateina dar keliais laipteliais aukščiau. Ir tai vyksta šlifavimas. Jūs galite būti labai nuostabus meistrai, patys geriausi meistrai visatoj. Nes jūs dabar kaip deimantai, tokioj tankioj ir tokioj gravitaciniai stiprumoje, tokioj plotmėj, kuri šlifuoja kristalus. Ir girdi net garsą, kai viskas šlifuojasi, trupa, apsivalo. Tai yra pačių talentingiausių, pačių stipriausių, pačių drąsiausių kalvių plotmė. Meistrų, kurie gali atrakinti spyneles į visas savo pačių užmirštas paslaptis. Atrasti ilgai neskaitytus laiškus, galbūt niekada net nereikėtus, seniai pamirštus. Ir prisiminti tuos ryšius, prisiminti, kas tos laiškus rašė. Vėl prisiminti save patį.
Taigi, nekaltinkite savęs dėl nei vienos emocijos, o tiesiog leiskite ją tekėti per savo kūną. Neužtvenkite jų, kad jos netaptų toksiškos, o pagaukite tą kristalėlį, tą paukštelį rankoje ir padėkite jam atsispyrus nuo delno vėl pakilti dangų. Įsivaizduokit, kaip tas paukštelis ir esat jūsų suvokimas. Atsimuša į kūną, palieka nuostabų reginį, nuostabų jausmą delne. Atneša kristalą dovanų ir palieka kūną. Ir žvelgia iš aukštyn, iš aukštai ir susilieja su kitais paukšteliais ir kartu visi drauge skrenda ir šviesoje pranyksta ir virsta lietumi, kuris pamaitina žemę ir jūs pačius. Lėktuvo garsas. Pati realybė atliepia, kai ją klausaisi. Emocija, pojūtis, perklausa patvirtina.